lovely little accent, like she was straight from the BBC. I had a little bit of hate. Seniai nematėm tokio dalyko. Dabar vakaras, 7 vakaro ir va danguje toksai grožis. O tai reiškia, kad keisis orai. Nu, žada mums biškelį sušilti iki pirmadienio. Po to vėl lietų duos. Jau atsibodo lietus. Oi, kaip gražiai švyti. O matos, kaip stipriai. Matote, kokiom spalvomis šviečia. Bus pasikeitimas orų. Ir vėjas yra nuo šiaurės pusės. Todėl labai garsiai girdisi, kaip važiuoja mašinos. Nuo Palangos pusės. Va, tas visas garsas ateina. Jo, įspūdingai atrodo, ne? Kaip gražiai. Kaip kokia žuvis plaukia. Sveiki. Šiandien aš noriu su jumis pakalbėti apie savo gėles, pliusus ir minusus. Pradėjo žydėti mano kardeliai šiltnamyje. Atsinešiau čia į terasą, nes kitur nesimato ta spalva tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų. Tokia persiko spalva, rožinė, persilėja. Labai graži. Ir šita kiekvienais metais rožinė tokia. Čia skaisti, tokia raudona. O čia pati gražiausia man šitas kardelis. Jisai tiesiog dailininko teptuku paliestas. Nuostabiai žydi. Mat, jeigu norite turėti kardelių anksčiau, ne rudenį, o vasarą, sutinkite juos į šiltnamį ir turėsite gėlyčių savo.
Kas man, pas mane yra, čia terasoje, vat, žydi šitą petūniją, surfiniją ir svyranti pelargonija. Labai graži, labai daug žiedų buvo, bet kas man nepatinka, kad, kiekvieną dieną po porą kartų turi eiti rinkti šiukšles. Jeigu tik tai koks žiedelis nužėdėjo, jisai tuoj pat krenta ir šiukšlina visą terasą. O šiaip žiedynai tokie dideli, gražus. Aš jau čia nuskyniau pusę, jau žydėjo. Labai gražiai atrodo, fantastiškai atrodo man ta gėlė. Aš ją jau auginu keletą metų ir vasarai sodinu į vazonus ir aš jas kuo puikiausiai turiu. Pažiūrėkit. Ir jai labai patinka. Pasodinau čia tik 3 mažus daigelius, o pasižiūrėkite, kiek aš turiu jos. Labai, labai šauni gėlė. Kam patinka spalvos, kam patinka tokios ryškios spalvos, pavyzdžiui, ir reikia nepatingėti, išskinti nužydėjusius kotelius tos visus. Tada gėlė pradeda krauti. Kuo daugiau išskinate, jinai tuo labiau pradeda krauti naujus žiedynus. Bet šiaip tai labai, labai tokie lapai yra, matote, tiesiog spindi, tokie žali, gražus, neserga. Vat ta gėlė, jinai neserga, jinai labai gera. Taip, terasoje pas mane kana žydi, bet tą kaną baigia suėsti vabalai. Aš jau nežinau, jau purškiau, bet pasižiūrėkite, ir šliužai, ir vabalai, ir čia man žiedus nuvalgė. Jau dariau, pažiūrėkite, matot. Šiemet ypatingai baisiai vabalai puola, gėlės. Šitas jau nukarpiau levandas, čia žydi naujai. Po to nukarpiau šitą visą medutę. Sako, reikia apkarpyti ir jinai žydės vėl iš naujo. Čia irgi vabalų buvo pilna. Nežinau, kažkokios tai baisus dalykas su tais vabalais. Pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Tiesiog kaip veliumas. Užaugo tiesiog veliumas. Kaip aš sakau, jaunosios veliumas. Šydas, ar kaip čia vadinti. Ir čia dar turiu prisodinusi tų gėlyčių. Jom labai patinka, kad ir saulė šviečia. O jau kai saulė šviečia, tai šita tai labai gražiai atrodo. Čia įkišau dar tą smilgą tokią vieną. Ir Ir čia surfinija baltoji. Jinai irgi labai geras dalykas, kad jinai nemėto tų savo nužydėjusių gėlių, o paprasčiausiai jie suvysta, pasidaro rudi tokie, kiti neskina, bet man tai gražiau, kad išskinti, kad nepalikti tokių dalykų. Tai pliusas didžiausias, kai gėlė nemeta savo nužydėjusių žiedelių. O čia jau reikia eiti prie jos kiekvieną kartą į dieną, net po kelis kartus. Šiaip tai lapai ir gėlė graži, bet, žinokit, kad reikės su ją pavargti, kad reikės ją tvarkyti, valyti, suprantat, kaip augintinis koksai prižiūrėti. Ir dar šitą gražuolę mano. Pirkau pavasarį anksti, labai gražus lapai mane sužavėjo. Tiesiog pasaka, pasižiūrėkit, koks grožis. Kiek spalvų. Labai patinka. Dar šiais metais, kaip ir visada, sodinu čia į tą vazonėlį. tą vazonėlį specialiai pirkau šitom gėlytėm. Pažiūrėkit, jis visas molinis.
ir labai tinka, dera. Pasodinau, išsodinau, tik tai vieną vazonėlį nusipirkau. Pasižiūrėkite, šį čia turiu ir dar lauke vieną turiu. Labai man patinka ir jiem čia patinka. Aišku, kai būna labai karšta, tai tenka atidaryti langus, kad duoti gaivaus oro, bet visumoje tai mano šitom gėlėm tai labai patinka. Surfinėje jau ne vieną kartą, jau kelis kartus karpiau. Vis darau taip, kad pačius apatinius ūglius trumpinu, kad jinai kuo greičiau būtų tankesnė. Bet man šį kartą nepavyko gauti gražios spalvos, jinai man tokia, ne ta spalva, kurią aš norėjau, tokia tamsi fioletinė, aš norėjau kažkokios šampaninės, kokios nors žalios, įdomios spalvos. Kiekvienais metais stengiuosi kažką naujo, tiek to, šiais metais pabus tokia, tai va tokios mano gėlytės. Jeigu kam bus įdomu, jeigu kam bus naudinga, labai džiaugsiuosi ir džiaugiuosi savo gėlytėm, noriu pasidalinti su jumis. Šiandien yra šeštadienis, Liepos 25. Labai šaltas vėjas yra, apsiniaukę, 17 šilumos tik tai laukia pas mus. Dieną žada sušilti, gal sušils dieną, bus gražiau. Tai tiek, šitam kartui tiek. Blue sky up ahead, it's like a diamond in the rough. Man on a wire, push him out and tell him good luck. Getting it off my chest, I'm about to explode on the inside. May I make a request? Put your loving on me in the meantime. I wanna be holding you till sundown. I wanna be holding you till sundown. Žiūrėkit, koks grožis. Ir jie yra virš mano galvos tokio aukščio. Mano ūgis 1,64 m, tas tai iš vis man virš jau stogą remiasi. Žiūrėkit, koks dičkis. Remiasi į stogą. Koks ilgas užaugo. Agurkus išroviau, susirgo. Tai liko kardeliai. Žydės daug. Bet labai didelė, labai aukšti tiksliau. Iki pat stogo viršaus. Jūs matot. Saulėgrąža. Pomidorai jau remiasi. Reikia kirpti. Tokie pomidorai. Tos saulėgrąžos aš nesodinau, jinai pati pasisėjo. Rozmarinas, pomidorai. Čia pomidorai raudoni. Kokie gražus. Čia geltoni bus pomidorai kažkur tai. Nesulaukiu aš, kada jie pasirodys. Kokie pomidoriukai. Ir čia pilna. Užmegzta daug labai. Bet reikia tvarkyti jau. Jau remiasi į stogo. Iki stogo viršaus užaugo. Kiek čia šilumos yra dabar?
O dabar rodo 24. Nu, va, matot, jau iki pačio viršaus užaugo. Tai va, agurkai susirgo per vieną naktį. Per vieną naktį, kai tik atšalo oras. Purškiau aš su vaistais ir nieko nepadėjo. Bet va. Va šitas va kardelis yra virš mano galvos. Va toksai va. Įsivaizduojate? Aš ir kardeliai. O čia jisai išvis remiasi į stogą. Labai graži spalvytė. Trūksta aukščio jiem. Nesuprantu. 2 metrų kardeliai. Kur tai matyta? Nu, va čia tai dar tokie va mažuliai, aš suprantu. Nu, bet ten, kur jau didžiuliai tokie. Nežinau, pirmą kartą taip. Nu, buvo vienais metais, kad auginau, buvo tokie labai dideli, bet čia net kosmosas. Tai va.